Na ką, mūsų robotukas dirba 25 valandas. Davėm jam dirbti ir dieną, ir naktį. Keliaujam, pažiūrėsim, kaip jam sekėsi darbuotis. Taip, žolė, matau, tikrai prapjauta yra. Gan neblogai. Pjauna, kaip minėjau, 20 arų ir pjauna parą laiko. Tai kas jau realiai būtų jam 2 dienos darbo, bet tikrai nupjovė, matau, kad ne viską. Jis nupjovė pusę pievos. Tai 10 arų jisai pjauna 25 valandas. Kitaip tariant, robotas 30 arų apimties. Kodėl tu čia apsisukai? Iki galo reikėjo važiuoti. 30 arų vėjos robotas 10 arų pjautų 2 dienas. Kas čia buvo? Dar nešlapios plunksnos. Nežinau, kaip čia vertinti tą visą reikalą. Gerai. Galbūt pirmas kartas robotas mokinasi, paskui pakeisim jam greitį, panalizuosim vaizdo kameras, kaip jisai čia pjovė, kodėl čia tiek paliktų visokių reikalų ir čia vėl važiuoja ne palei savo juostą, o greta, bet galbūt taip turi būti. Kodėl sustoji vėl? Kur tu sukiesi? Taigi pjauk toliau, iki galo. Kur tu čia važiuoji? Šoną pasisukai, gal dėl manęs. Nors nesimaišiau. Gerai, šiam kartui tiek. Pažiūrėsim, per kiek laiko nupjaus 30 arų robotas 20 arų.